Sveiki, pabandysim paprekiauti šiandieną ir pasijungęs esu 2 prekybos sąskaitas, tame tarpe ir telefoną. Tuoj padarysim, nes kad tilptų telefono, jeigu ką pajungsiu sąskaitą ir Revolution. Čia pajungtas prie kompiuterio yra. Kapitalas yra. O, 55 iš karto, 55 atsidarė. Pirkimas, pirkau ką aš dabar. Jo, pirkau Meta, Nvidia, Tesla nekilo, 55 atidarimo. Pradžia buvo 55, ar verta mums 52 bus šiek tiek tokias prastas naujienas. Aš galvoju. Teks. Ką tik atsidarė, 7. Meta pasižiūrim. Nvidia. Padidinam tą. 7. Meta. Staigiai žiūrim Meta. Nenori. Čia diena. Kraunas, užsilagina. Bet jisai kyla. Skaitau gal. Aha. Jeigu kyla. Pabandėm perkrauti puslapį. Meta atsigavo. Jo eina. Meta eina. Nvidia eina. Tesla biškį nukrito. 60 eurų. Tak, ką mes pasižiūrim. Dieną Meta visgi. Paliekam prekiauti. Nvidia. Tesla nelabai. Tem 9. Neis į viršų. Blogas naujienas. Taks, išeinam. Uždaryti poziciją, pateikti. Įsivėliau įeis. Aš uždirbau 50 eurų. Uždarom poziciją, matau. Kodėl uždarau? Tuoj paaiškinsiu. Tesla irgi uždarom. 16, nieko gero. Aš tikėjausi, kad eis ir šiandien dabar ką tik užfiksau 50 eurų. Užfiksau, čia biškai auksas yra. Savo eina. Čia pirkimai, pardavimai. Aš daugiau nieko gero neturiu. Dabar dėl ko aš... Tesla atsigavo. Meta nelabai eina. Tesla kažkiek tai labiau šoktelė. Per anksti uždariau. Taks, bet eina kritimas, kritimas krenta SP 500. Galim pasižiūrėti. Taks, kritimas eina. Atidarau šį didesnį langą. Šitą informaciją, kodėl aš taip elgiuosi. Jo. Prekyba šiandieną greičiausiai eisi truputį į apačią. Nes buvo iškilimas, jisai ilgai viršūniai gali nesilaikyti ir kodėl dabar negali kilti, nes yra kalendorius, ekonominis kalendorius yra. Šiandien neprekiauja poilsio dieną Vokietija, Kinija. Taks, ir čia buvo tokia 3:30 buvo neigiami, 2 žvaigždučių neigiami pranešimai. Ir šiek tiek tas minusas buvo, davė šuolį į priekį, bet minusas eina ir po to 10 minučių eis vėlgi pranešimai. Statybos sąnaudos, galimybės ir tai tie gali išjudinti rinką už 10-25 minučių į viršų, bet
tasai dabar viskas eina truputį į apačią ir dėl to eina SP į apačią, tik tai Tesla įsijudina, jo, o kitas Tesla jo įsijudina. Nu, Tesla šiek tiek įsijudino, bet visi kiti neina ir stovi, eina į apačią. Jo, Nvidia net nešuoja. Kažkiek tai šuoja 50 eurų, aš užfiksavau dėl tų naujienų, kad naujienas be 15, be 15 jos man ir, kaip sakant, aiškumo padarys kryptį. Taip kad praktiškai aš prekiaudavau tą strategiją, kad prekiaudavau dažniausiai SP indeksą, bet prekiaudavau SP ir prekiaudavau įėjimų, kai rinka atsidaro, reikia 15 minučių palaukti ir tada, kai susiformuoja kryptis, bet eina naujienas, bet naujienas be 15 ir 5 valandą aš nelabai turiu po 15 minučių kažkur tai ką aš 5 minutės prekiauti, aš ten iki naujienų geriau neprekiauti, žiūrėti tendenciją, kur jisai išbalansuos tą visą gali rinką išbalansuoti. Ir tendencija gali būti eiti į žemyn. Taks. Biški parkiavau, suparkiavau. Va skaitau va čia. Visgi jisai gali nueiti, jisai išpirko, bet šiandieną galbūt nebus tokias intensyvaus prekybą dėl tų ateinančių naujienų, kur gali įtakoti į rinką į apačią. Ir jisai nerodo jokio ėjimo. Šiandieną ketvirtadienis atsidarė rinką 16:30, čia pradeda išpirkti, gali kilti. Žiūrėsim, bet jau iki 5 valandų aš negaliu prekiauti. Taip kad galiu, kai sakant, daryti pauzę. Dabar po 5:01 minutę esamos naujienos neįtakoja indeksui. Galim pasižiūrėti kaip akcijas. Nvidia kažką tai, Tesla nukrito, Meta irgi, Joklė. Šiandieną ketvirtadienis eis šoninis, kaip matau. Kažkas tai eina. Prekyba. Visgi prekyba tame į fletą pereina. Tai čia. Tada šiandien galim pabūti 5 minutės, pasižiūrėti kalendorių. Praktiškai kiek buvo, tiek pasitvirtino, nedėlis skirtumas. Bet tai nesutikė buvo esamas, nuo esamo biški nepakilo. Duomenys, kažkur tai nedidelė žvaigždutė. Buvo kem 9, atsirado kem nedidelį skirtumų. Tai praktiškai tokiam fletė kaip ir eis. Šiandien vadinasi prekybos nebus, nes nedalyvauja Vokietija, Kinija. Ir šiandien prekybą baigiu. Dar norėjau pridurti, kad šiandien yra ketvirtadienis, prekyba buvo gegužės 1 dieną. Dar norėjau dadėti, pasižiūrėjau, kad
Vakarė dabar pasijungiau. Pasižiūrėjau, kad flete buvo. Viskas flete. Nu ir pasirinkau dujas, kad prekiauti ilgalaikiai prekybai dujas. Tiek šitą per revoliuciją, tiek trading 212. Nu, čia bus ilgalaikė prekyba.